21 amžiuje, kuomet šiuolaikinės komunikacijos priemonės jau užkariavusios pasaulį, tenka pripažinti, kad žmonių santykiai nenumaldomų greičių kinta. Šeimos klausimais galima rasti įvairių, dažnai net vienas kitam prieštaraujančių teiginių. Nuo šeima kaip institucija išgyvena didelę krizę iki entuziastingų pareiškimų. Mes kryptingai judame civilizuotos visuomenės link. Šiandien į klausimus, kas yra šeima, kokia ji, kur link krypstama, sunku atsakyti. Bene ryškiausi tradicinės šeimos modeliai yra tėvų draugų ir tėvų autoriteto pavyzdžiai. Aurelija Karaliūtė – klasikinis tėvai geriausi vaikų draugai auklėjimo pavyzdys. Mergina išdidžiai tėvus vadina draugais ir nė negali įsivaizduoti, kad galėtų būti kitaip. Nuo pat mažumės atsimenu ir auklėjimas mano buvo toks, kad mano nuomonė taip pat buvo išklausoma, girdima, aš taip pat galėjau pasisakyti. Tėvai kartais net manęs klausdavo patarimo, nors jo net nereikėdavo. Mergina pripažįsta, kad be tėvų neįsivaizduoja nei vieno vakarėlio. Jaunatviški tėvai niekuomet nepraleidžia progos pasilinksminti kartu. Tiesa, vakarėliai nėra vienintelis šeimos laisvalaikis. Galbūt su tėvais laisvalaikį leidžiu netgi dažniau negu su draugais. Gal dabar šiek tiek mažiau laiko praleidžiu su tėvais, natūralu, bet anksčiau tai tikrai leisdavau daug laiko su tėvais laisvalaikį. Mes susiplanuodavom kartu, važiuodavom kartu atostogauti, savaitgaliais galbūt nueidavom kur nors pavalgyti ar namuose ruošdavome pietus, pasikviesdavome kitus šeimos draugus, nueidavom į kokį koncertą ar teatrą ar spektaklį, tiesiog tikrai būdavom kartu. Pas mane galioja 3 taisyklės labai svarbios. Nezysi visą kelią. Mano mašina šitą tikrai nebus. Neklausinėsi nesąmonių ir... Gal nerūkyk prie vaikų? Tuo tarpu Ramonų šeimoje kreipinys tu svetimas. Šeimai įprasta, jog vaikai tėvams rodo besąlygišką pagarbą, paklūsta, kreipiasi daugiskaita. Tėvų autoriteto šeimos modelis vyrauja iš kartos į kartą. Atsirado tradicija mūsų šeimoje, tėvų tėvai taip kreipiasi, mano tėvai, seneliai, taip vadinomės jūs. Tiesiog pas mus taip išauklėjomos taip ir mes taip kreipiamės. Mum atrodo čia normalu. Kita vertus, šeimos atžala Agnė prisimena griežtą tėvo kumštį. Jauna moteris pasakojo, kad vaikystėje jautė būtinybę į tėvus kreiptis pagarbiau. Nuo pat mažumės aš tai atsimenu, kad visą laiką vadindavau jūs ir tarkim, kad nieks neliepia, tai netgi yra keista man iš vienos pusės, nes jeigu aš pasakydavau į tėtį tu, jisai mane taip piktai sužvairuodavo. Ir aš iškart pasitaisydavau jūs. Tačiau žiūrint iš dabartinės perspektyvos, kaip pati Agnė apibūdina, griežtas ar net labai griežtas auklėjimas vaikui labai naudingas. Taisyklės ir disciplina – viskas, ko reikia geram auklėjimui. Tėvų visada klausai ir nesiginčini. Aš nebuvo tokia vaikystė, kai ten eina vaikas gula kryžium parduotuvėje nupirk man saldainių, terrorizuoja tenai, arba tėvui gali pasakyti, kad tu durnas, kaip šiais laikais gana dažnai taip nutinka. Tėvam turi būti pagarba. Ir tu jų klausai. Tu gali pareikšti savo nuomonę ir taip toliau, bet vaikas yra vaikas. Turiu pavyzdžių iš klasiokų, iš dar kažkokių, kur taip labai šalai balai. Negaliu sakyti, kad neprižiūrėjo tėvai, bet turėjo labai tokią laisvą paauglystę, tai dabar iš jų nieko gero nėra. O tarkim, aš skaitau save užaugusiu geru žmogumi ir manau, kad tėvai įdirbį gerą padarė to klausimo. Tai savo vaiką manau, kad auklėsiu griežtai. Bet su tam tikrom, manau, išlygom. Ten nuleisiu panakvot pas draugus, ne taip, kaip man neleisdavo. Specialistai neturi vieningos nuomonės, kuris šeimos modelis yra geresnis. Vis dėlto patariama vengti kraštutinumų. Šiaip tai yra moksliškai įrodyta, kuris geresnis modelis. Bet to statyti tikriausiai net neetiška ir tikrai neverta nei vieno ištirti. Bet ir šiaip aš su to tyrimo rezultatais net nesutikčiau, nes priklauso nuo kiekvieno vaiko. Tėvai turi atsižvelgti ir į vaiko charakterį, bendravimą ir pasaulėžiūrą. Šiomis dienomis vaikų auklėjimas yra pakitęs. Kiekvieni tėvai savo atžalas auklėja taip, kaip jiems atrodo geriausia. Vieningos nuomonės ir vieno patarimo, ką reiškia gerbti tėvus ir kaip ugdyti pagarbą, ko gero nėra.